Žalgirio mūšis ir Vytauto didžiojo palikimas. Vytauto didžiojo valdymas ženklino svarbiausią Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politinės, karinės ir kultūrinės raidos etapą. Jo veikla nulėmė valstybės stiprėjimą tiek vidaus, tiek išorės politikoje, nuo reformų, centralizacijos ir krikščionybės įtvirtinimo iki pergalių prieš kryžiuočių ordiną bei diplomatinių pastangų užtikrinti LDK savarankiškumą Europos kontekste. Žalgirio mūšis 1410 metais tapo esminiu lūžiu. Jis sudavė smūgį kryžiuočių galybei ir atvėrė kelią Lietuvos savarankiškumui bei tarptautiniam pripažinimui. Šis laikotarpis padėjo tvirtus pagrindus modernios Lietuvos valstybės formavimuisi. Žalgirio mūšis. 1398 m. spalio 12 d. pasirašyta Salyno sutartimi Vytautas įsipareigojo perleisti Žemaitiją kryžiuočių ordinui. Šiuo žingsniu jis siekia užsitikrinti taiką vakarinėme pasienyje ir nukreipti dėmesį į rytinių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sienų stiprinimą. Tačiau žemaičiai neketino paklusti svetimai valdžiai. Jie pradėjo aktyvų pasipriešinimą, naikino kryžiuočių tvirtoves, puldinėjo ordino pareigūnus, trukdė vykdyti administracinės reformas. Nors formaliai Vytautas laikėsi sutarties, iš tikrųjų slapta rėmė sukilėlius, aprūpindamas juos ginklais ir prieglobsčiu LDK teritorijoje. Tokiu būdu jis silpnino ordino pozicijas, laukdamas tinkamo momento konfrontacijai. 1409 metais Žemaitijoje vėl įsiplieskė sukilimas. Visi ordino administraciniai centrai buvo sunaikinti. Tikėdamas sukilėlių sėkme, Vytautas šįkart atvirai parėmė jų veiksmus ir paskelbė, kad Žemaitija vėl priklauso LDK. Tokia pozicija paskatino kryžiuočių ordiną paskelbti karą ne tik Lietuvai, bet ir Lenkijai, kuri rėmė Vytautą. Taip prasidėjęs 1409–1411 metų konfliktas tapo didžiuoju karu, kuris iš esmės pakeitė politinę pusiausvyrą regione. Suprasdami būsimo karo svarbą, Jogaila ir Vytautas susitiko Bresto mieste, kur suderino bendrą veiksmų planą. Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės pradėjo mobilizaciją. 1410 metų birželio pabaigoje Vytauto vadovaujama LDK kariuomenė prie Vyslos susijungė su Lenkų pajėgomis. Jungtinę kariuomenę sudarė Lenkų, lietuvių, rusų, totorių, čekų, moldavų ir samdinių daliniai. Tai buvo vienas didžiausių jungtinių karinių pajėgų 15 amžiaus Europoje. 1410 m. Liepos 15 d. netoli Tannenbergo ir Grinvaldo kaimų įvyko vienas didžiausių viduramžių Europos mūšių – Žalgirio mūšis. Jame susidūrė kryžiuočių ordino ir jungtinės Lenkijos Lietuvos pajėgos. Manoma, kad jungtinė kariuomenė galėjo siekti nuo 39 000 iki 50 000 karių, o ordino pajėgos nuo 27 iki 30 000 karių. Nors sąjungininkų buvo daugiau, ordino kariai pasižymėjo geresnę ginkluotę ir profesionaliu pasirengimu. Sąjungininkai išsirikiavo dviem sparnais. Kairiajame stovėjo Jogailos vadovaujami Lenkai, dešiniajame Vytauto vadovaujama Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė. Ordinas mėgino išprovokuoti puolimą, tačiau sąjungininkai laikėsi savo plano ir delsė. Mūšis prasidėjo, kai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės lengvoji kavalerija puolė kryžiuočių dešinįjį sparną. Po trumpo susirėmimo lietuviai ėmė trauktis. Manoma, kad tai buvo sumanus manevras, kurio Vytautas pasimokė iš totorių Vorsklos mūšyje. Kryžiuočiai suardė savo rikiuotę. Dalis jų pradėjo persekioti besitraukiančius lietuvius, o kita dalis susitelkė į Lenkų frontą. Tuo metu lietuvių kariuomenė persigrupavo, sunaikino ją persekiojusias kryžiuočių pajėgas ir netikėtai sugrįžo į mūšio lauką, puldama priešą iš užnugario. Sąjungininkai apsupo ordino kariuomenę ir po kelių valandų įnirtingų kovų ją visiškai sutriuškino. Žalgirio mūšis kryžiuočių ordinui buvo pragaištingas. Žuvo didysis magistras Ulrichas von Jungingenas, dauguma vadų ir šimtai riterių. Ordino kariuomenė buvo išsklaidyta, daugelis pateko į nelaisvę, o ordino galia negrįžtamai sumenko. Vis dėlto, nepaisant pergalės, sąjungininkams nepavyko užimti Marienburgo, ordino sostinės. Tvirtovę atkakliai gynė Heinrichas von Plauen,
o ilgai trunkanti, prastai koordinuota apgultis išsekino pačius sąjungininkus. Galiausiai Vytautas ir Jogaila nutarė atsitraukti. Melno taika. Po pergalingo Žalgirio mūšio Kryžiuočių ordinas buvo priverstas sėsti prie derybų stalo. 1411 m. vasario 1 d. Torunėje pasirašyta taikos sutartis laikinai stabilizavo padėtį regione. Pagal šio susitarimo sąlygas Žemaitija buvo pripažinta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dalimi, bet tik iki Vytauto ir Jogailos gyvos galvos. Lenkija atgavo Dobrynės žemę, o Kryžiuočių ordinas įsipareigojo sumokėti 100 000 Prahos grašių kontribuciją. Nors ši sutartis neišsprendė visų nesutarimų, ji pristabdė karo veiksmus ir susilpnino ordino ekonominę galią. 1413 metais Vytautas ir Jogaila ėmėsi Žemaitijos krikšto, siekdami pašalinti Kryžiuočių ordino pretekstą tęsti agresiją. Spalio mėnesį jie su palyda atvyko į Žemaitiją, kur asmeniškai dalyvavo krikštijant gyventojus, skyrė krikštatėvius ir dalijo dovanas naujiems tikintiesiems. Pagrindinės apeigos vyko Medininkuose, dabartiniuose Varniuose, kur vėliau įkurta Žemaičių vyskupija. Šis procesas ne tik įtvirtino katalikybę, bet ir politiškai sustiprino Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pozicijas regione. Nors oficialiai Žemaitija tapo krikščioniška, pagoniški papročiai dar ilgai išliko vietos gyventojų kasdienybėje. Tais pačiais metais, sprendžiant ginčą dėl Žemaitijos, Šventosios Romos imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis paskyrė Vengrijos didiką Benediktą Makrą arbitru. Išnagrinėjęs abiejų pusių argumentus, jis nusprendė, kad dešinysis Nemuno žemupio krantas su Skirsnemunės ir Klaipėdos pilimis priklauso Žemaitijai, todėl visa Žemaitija turėtų būti LDK dalis. Tačiau Kryžiuočių ordinas, nenorėdamas prarasti strategiškai svarbių teritorijų, šio sprendimo nepripažino. Po dar kelių naujų karinių susidūrimų ir diplomatinių manevrų 1422 m. rugsėjo 27 d. Melno ežero apylinkėse buvo pasirašyta taikos sutartis tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Lenkijos karalystės ir Kryžiuočių ordino. Susitarimas galutinai išsprendė Žemaitijos priklausomybės klausimą. Ji be jokių išlygų buvo pripažinta Lietuvos dalimi. Melno taika taip pat nustatė pastovią Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir ordino sieną, kuri beveik nepakitusi išliko iki 20-ojo amžiaus. Nors Klaipėda ir Nemuno žiotys liko ordino valdžioje, Lietuva įgijo tiesioginį priėjimą prie Baltijos jūros ties Palanga. Šis susitarimas užbaigė ilgus karinius konfliktus su ordinu ir leido Lietuvos didžiai kunigaikštystei sutelkti dėmesį į kitas politinės kryptis. Žalgirio mūšis tapo lūžio tašku rytų Europos geopolitikoje. Kryžiuočių ordinas prarado savo karinį pranašumą, o Lietuva ir Lenkija įsitvirtino kaip dominuojančios jėgos regione. Ordino prestižas smuko, jo finansinė padėtis sumenko, o galios centras pamažu silpo. Po šios pergalės Žemaitija buvo išsaugota Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sudėtyje, o lietuviai ir lenkai sustiprino savo sąjungą, įgydami strateginį pranašumą. Vytautas ir Jogaila tapo pripažintais lyderiais Europoje, o jų valstybių įtaka išsiplėtė nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Vytauto didžiojo palikimas. 1413 m. spalio 2 d. Horodlėje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės valdovai sudarė svarbų susitarimą, kuriuo siekta aiškiau apibrėžti abiejų valstybių santykius. Aktu numatyta, kad po Vytauto mirties LDK neprivalės grįžti į tiesioginę Jogailos valdžią. Jos bajorai galės išsirinkti naują valdovą, nors tam turės pritarti Lenkijos karalius. Taip pat 47 Lietuvos bajorų giminės buvo priimtos į Lenkų heraldinę sistemą, suteikiant joms tokias pačias teisės kaip ir Lenkijos bajorams. Šis susitarimas sustiprino Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politinį savarankiškumą, kartu išlaikant glaudžią sąjungą su Lenkija. 1429 m. sausį Lucko pilyje įvyko didelis tarptautinis suvažiavimas, kuriame dalyvavo Vytautas, Jogaila, Šventosios Romos imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis, Maskvos ir Tverės kunigaikščiai, Kryžiuočių ir Livonijos ordinų vadovai bei kitų Europos valstybių atstovai.
Jame aptarti politiniai, religiniai ir ekonominiai klausimai, o svarbiausiu tapo Zigmanto pasiūlymas karūnuoti Vytautą Lietuvos karaliumi. Imperatorius teigė, kad Vytautas, valdydamas didžiulę valstybę ir turėdamas tarptautinį autoritetą, nusipelno karaliaus titulo. Vis dėlto tikėtina, kad tikrasis jo tikslas buvo susilpninti Lenkijos įtaką Lietuvai. Vytautas pasiūlymą priėmė, o karūnavimą numatyta surengti 1430 m. rugsėjo 8 dieną. Tačiau karūnavimo idėja sulaukė stipraus Lenkijos didikų pasipriešinimo. Jie siekė išlaikyti Lietuvos priklausomybę nuo Lenkijos sosto. Krokuvos vyskupas Zbignevas Olesnickis vadovavo opozicijai, argumentuodamas, kad Vytauto karūnacija reikštų Lietuvos atsiskyrimą ir grėstų unijai. Lenkų pasiuntiniai stengėsi įtikinti popiežių ir kitus Europos valdovus nepripažinti Vytauto karaliaus titulo. Nors imperatorius Zigmantas vis dėlto išsiuntė karūnas Vytautui ir jo žmonai Onai, Lenkų sargybiniai jas sulaikė prie sienos. Diplomatinė įtampa dar labiau paaštrėjo, bet krizė liko neišspręsta. 1430 m. spalio 27 d. Vytautas mirė, taip ir nesulaukęs karūnacijos. Vytauto didžiojo valdymo laikotarpiu Lietuvos didžioji kunigaikštystė tapo viena didžiausių Europos valstybių. Jos teritorijos driekėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Jo politika rėmėsi ekspansija, centralizuotų valdymų ir administracinėmis reformomis, stiprinusiomis didžiojo kunigaikščio valdžią. 1387 metais įvykdytas Lietuvos, o 1413 metais Žemaitijos krikštas užtikrino šalies integraciją į vakarų krikščioniškąją bendruomenę. Po pergalės prieš kryžiuočių ordiną 1410 m. Žalgirio mūšyje Lietuvos didžioji kunigaikštystė galėjo koncentruotis į vidaus valdymo stiprinimą ir įtakos plėtrą rytų žemėse. Šiuo laikotarpiu įvykdytos reikšmingos vidaus reformos stiprino centrinę valdžią ir modernizavo valstybės administracinę sistemą. Vytautas siekė mažinti kunigaikščių įtaką ir kurti lojalią bajoriją, skirdamas žemės už karinę tarnybą. 1413 m. Horodlės aktai įtvirtino bajorų teisės ir padėjo pagrindus jų luomo stiprėjimui. Miestai plėtėsi gavę Magdeburgo teisės, o amatai bei prekyba skatino ekonominį augimą. Vytautas taip pat rūpinosi raštinės veikla, pradėta Lietuvos metrikos tradicija, o prie bažnyčių steigėsi pirmosios mokyklos. Valdymo metais įsitvirtino ir svarbiausi Lietuvos valstybingumo simboliai – Vytis ir Gediminaičių stulpai. Raitelis su pakeltu kalaviju tapo oficialiu herbu, vaizduotu ant antspaudų, monetų ir vėliavų, simbolizuodamas kovą už nepriklausomybę. Gediminaičių stulpai tapo valdančiosios dinastijos ženklu, reiškiančiu valdžios tęstinumą ir teisėtumą. Šių simbolių naudojimas stiprino politinį tapatumą, valstybės suvokimą ir Lietuvos pozicijas krikščioniškoje Europoje. Vytautas Didysis tapo Lietuvos valstybingumo ir tautinio tapatumo simboliu. 16 amžiuje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikai akcentavo jo vaidmenį išlaikant šalies savarankiškumą. 19 amžiuje tautinio atgimimo veikėjai Simonas Daukantas, Jonas Basanavičius, Maironis iškėlė jį kaip lietuvių tautos didvyrį. Tarpukario Lietuvoje Vytauto kultas pasiekė aukščiausią tašką. 1930 metais, minint jo mirties 500-asias metines, rugsėjo 8 paskelbta tautos švente, pastatyti paminklai, jo vardu pavadintos mokyklos ir organizacijos. Vytautas Didysis paliko gilų pėdsaką ne tik savo epochos politikoje, bet ir visos Lietuvos istorinėje atmintyje. Jo vadovaujama Lietuvos didžioji kunigaikštystė tapo stipri ir įtakinga valstybė, pripažinta tarptautinėje arenoje. Vidinės reformos, kultūriniai simboliai ir sėkminga užsienio politika ne tik užtikrino valstybės stabilumą, bet ir formavo ilgalaikę tautinę tapatybę. Vytauto palikimas iki šiol išlieka vienu iš kertinių Lietuvos istorinės savivokos elementų.